Sveiki visi. Tai va, tikiuosi pasiilgot, kai kurie gal ir ne. Tai tęsiu savo vlogą. Ir šiandien atvažiavome į dar vieną Jamanotės laino stotį. Jinai yra labai žymi. Jinai vadinasi Šibuja. Ir pagrinde Šibujoje žmonės dažniausiai, kai nuvažiuoja į Tokijų, tai kokią pirmą, antrą dieną iš karto aplanko Šibują. Kodėl jie aplanko? Čia yra keletą tokių lankytinų objektų. Vienas iš jų yra didžioji Šibujos perėja. Kadangi Šibuja yra tokia stotis, kaip skaitosi kaip didysis linijų hubas, kur susikerta labai daug pagrindinių Tokijaus metro linijų. Tai Šibuja maždaug centre jų yra. Ir prie tos perėjos yra antras lankytinas objektas, tai yra Hachiko skulptūra. Apie patį ištikimiausią šunį, maždaug, jeigu matėt filmą, tai Hachiko skulptūra yra skirta būtent tam šuniukui, Akitos veislės. Tai irgi šiandien pamatysim ten nueit. O viso kita tai pagrindė prekybos centrai yra, kuriuose daug visokių įdomybių. Ir labai daug brandinių parduotuvių. Tai va. Einam gatvelę iš stoties. Čia galima pamatyti visokių jau brandinių intimisimių parduotuvių. Kas čia dar yra? Mitsuho yra. Ir jau matosi viršuje yra tos švieslentės. Tai čia yra Šibujos, galima sakyti, centras tenais. Ir ten matome daugybę žmonių. Čia pastoviai vyksta kažkokios statybos remonto darbai. Ir dabar mes einam link tos žymiosios perėjos. Dabar mes sustojom prie tos žymiosios didžiosios perėjos. Iš arti neatrodo tokia didelė, bet žmonių tai čia tuntai. Net pasakysim maždaug, kiek ten tų žmonių pastoviai būna. Ir čia yra iš šono tas Starbucksas, kur pastoviai vietos nėra, nes žmonės užsiiminėja vietas, kad pasižiūrėti tą žmonių kiekį, kuris per perėją pereina. O ten, toj vietoj, mes pabandysim apsilankyti, ten yra kita kavinė. Ir ten yra toks spotas, kur galima ir nemokamai žvilgtelėti šitą perėją. O kol kas, pabandysim pereiti per šitą perėją, truputėlį iš šono ir nueiti iš karto prie Hachiko skulptūrėlės. Nes ten irgi, matau, tuntai žmonių yra. Ne per patį vidurį pereisim, bet taip, tiesiog iš šono. Ten, matau, dėdė kontroliuoja eismą. Čia dažnai kontroliuoja eismą žmonės. Ir dabar einam. Truputėlį pasisukam iš šono ir matom tuntus žmonių. Čia pelėm kaip. Dar darbo dienos vidurys, tai čia easy katkė. Priėjom prie Hachiko skulptūros. Čia žmonės eiliai stovi, kad nusifotkins su to šuniuku. Žymiausių pasaulyje, apie kurį buvo nufilmuotas filmas su Richardu Gyru. Pastoviai čia būna eilė, žmonės bando nusifotkinti. Kartais ten jį būna aprengę, ten kartais būna kokį katinėlį ir kitą mažą šuniuką pasadina. Čia dažniausiai savaitgaliais būna. Darbo dienom tai tiesiog. Iš jo yra
informacijos centras Hachibox, kur paaiškina, kas Šibuoje dar daryti, ką veikti. Ir pagrindė, vat, jau kai ten pereisi, ten pagrindė prekybos centrai, ten visokių brandinių parduotuvių, ten Louis Vuitton, Gucci, D&G ir panašiai. Va, sugebėjom rasti vietą, kur virš Šibujos perėjos. Nereikia Starbucksą varyti, va čia yra šalimais pastatas. Vienoje pusėje yra kavinė, kitoje pusėje dabar nieko nėra. Greičiausiai irgi kavinė atsidarys, o Mario Kartai varinėja. Tai va, tai galima kavukės atsigerti su vaizdeliu. Ten biškį porą žingsnį paėjus yra kavinė. 1500 jenų žmogui ir vieną gėrimą gauni. Tai čia kokių 10 eurų už vaizdą ir už gėrimą. Tai va, pasirinkom nueiti į Panda Expressą. Pasiėmėm savo mylą su orange chickenu, nes kiek teko girdėti iš lietuvių atsiliepimų, Panda Expressas tai skanus maistas. Tai pabandėm irgi paimti čia, paragauti, pažiūrėsim, kas gausis. Aš ką tik paragavau Panda Expressą ir supratau, kodėl jis lietuvių išgirtas yra. Todėl, kad maisto skonis grinai kaip Lietuvoje kiniečių restoranuose, tose mūsų priimtinuose, kur nėra tokių keistų ingredientų ir plius minus, vat, grinai va tas skonis kaip pavalgius kokio kinų smukliai ar ten kinų broliai, vat tokiose vietose. Atėjom į Šibuja parko prekybos centrą. Pakylom į berods 6 aukštą. Ir čia jau girdisi, kad čia šurmulys vyksta. O kodėl čia yra toks šurmulys? Todėl, kad čia yra visų pirma Nintendo oficiali parduotuvė su visais Nintendo veikėjais ir jų atributika. Zelda matau, Animal Crossingus matau. O čia jau Kalėdos artėja, Super Mario ir Luigi besmegeniai. O kitoj pusėje yra Pokemonų centras Šibujos. Čia biškį dar praeisim tą priekį pamatyti. O čia yra labai fotospotinė vieta prie šitam YouTube. O šitas Pokemonų centras yra turbūt vienintelis, kuris turi Pokemon Design Labą. Tai reiškia, kad gali pats susikurti savo Pokemonų marškinėlius iš tam tikros kolekcijos. Ten dedant tas paveiksliukus, užrašus ir panašiai. Ir po ten kažkeliolikos minučių tu ateini ir pasiemi tas marškinėlius, kurios tau pagamino. Ir jie būna tokie unikalūs, galima sakyti. Vieninteliai pas tave. O kam Nintendo produkcija nepatinka, tai va čia Jump Shopas yra. Luffy's toks rėkiantis. Čia ne vien One Piece'as, čia dar ir My Hero Academia, ir Jujutsu Kaisen, ir Demon Slayeris, ir Hunter x Hunter matau. Tai va, veikti čia yra ką. Leist ant ko pinigus. O jeigu ir tokie dalykai neįdomus, tai čia yra Capcomo parduotuvė tokiaus. Tai čia va, jeigu Street Fighteris patinka, tai va čia yra oficiali atributika Street Fighterio.
ir panašių dalykų. Tai irgi galima čionai pasižiūrėti. Smagumynų, vat Monster Hunterio. Visokie dideli žaisliukai. Smagu. Va, ką tik pastebėjau, kad ir KT Spot šiandien turi savo oficialią tokią nedidukę parduotuvėlę. Jeigu jūs nežinot, ką KT Spot daro, tai Samurai Warriors, Sengoku Musou ir Atelier Ryza. Jeigu tokius pavadinimus girdėt, tai čia vat toks oficialus šopas jų yra. Jo, vat nusipirkom tokį frozen mango dalykėlį. Kiek jis kainavo? 300 jenų. Aha. Atsirakina. Tada nuplėši plėvelę. Tada tu įstatai. Frozen dalykai, ne? Jo. Tada uždarai. Tada viršui stepsai vat parodyti. Antras stepsas yra ok. Tada dar kartą push. Ir jis ten tau smūtį padaro, ne? Va, dar mes pripila vandens. Aha. Ir tada blendina. Po biškutį. Aha. Ir kažkoks Čikavo collaborationas. Ten kažkokia akcija buvo, kad perki kažką gauni su Čikavo kažką. Bet turbūt daugiau reikėjo nusipirkti. Šiukšlė dok. Šiukšlė yra šiukšlė vieta. Plastikinis. Ja, ne tai kaip Lietuvoje, nes Lietuva eko. Now blending. Opa. Tada dar pasiemi šitą, išsitraukim mano smūtiaką ir ant viršaus įdedi šitą dalykėlį. Šitą dalykėlį uždedi. Pasiimdamas ne tą dydį, ne? Jo, ne tą dydžią paėmiau. Kur yra smūtis šitas, jo. Stupid guy, žinai, fucking nemoka net pasiimti. Ir čia yra tavo 2 eurų smūtis. Net ne 2 eurų. Jo, net ne 2 eurų. Gerai, einam, nepamiršk savo husbando.